Labas vakaras. 3 kontrolinės rungtynes sužaidusi Lietuvos krepšinio rinktinė vasarą užbaigs oficialiai susitikimai su Turkija bei Bosnija ir Hercegovina. Prieš artėjančią pasaulio čempionato atranką treneriai už darbą padėkojo Karoliui Lukošiūnui ir Laurynui Beliauskui. Komandoje liko 12 žaidėjų. Rinktinės rezultatus apžvelgęs krepšinio specialistas Tomas Purlys sako, viskas priklausys nuo naujos žaidėjų poros ir ar užteks jėgų pagrindiniams aukštaūgiams. Krepšinio eksperto Tomo Purlio neįtikino Lietuvos krepšininkų kontrolinių rungtynių ciklas. Pralaimėta Estams ir Arizonos Wildcats. Geresnių žaidimų aktyvesnė gynyba lietuviai pasižymėjo tik pergalingose rungtynėse su Mičigano universitetu. Tačiau maloniai nustebino tebekylanti Ąžuolo Tubelio žaidimo kreivė. Atradimu žaidėjo pozicijoje tapo Dominykas Stenionis. Tikrai buvo labai daug keitimų galbūt žaidėjo gynėjų gretose ir ką mes pamatėm, kad vis dėlto kas liečia žaidėjus, tiek Ąžuolas, tiek Marekas žaidė labai daug ir turbūt tą parodo, kad tose pozicijose yra tikrai treneris nelabai pasitikė tiek Motiejūno, tiek Ačino ir bus tikrai labai įdomu, kaip jisai išlaviruos su dviem žaidėjais aukštais, kurie tempia visas rungtynes. Kaip vieną pagrindinių rinktinės problemų Purlys įvardijo sprendimų priėmimą lemiamų metu, solidesnio žaidimo ir drausmės trūkumą. Matėm Dominiką Stenionį, kuris rungtynėse pelnė tritaškį ir rungtynėse prieš Estus pelnė tritaškį ir tai buvo tikrai toks įrodymas, kad žaidėjas, kuris debiutuoja rinktinėje, nebijo imtis iniciatyvą, tai sakyčiau, kad galbūt vienas iš tų žaidėjų, kuris gali priimti sprendimus atakos gale ir rungtynių gale. Bet šiaip kitas dalykas dar buvo ir Ąžuolas Tubelis. Pasak Purlio, Kurtinaičio filosofija nesikeičia, komanda žaidžia rezultatyviai, rinktinės treneris remiasi atakas užbaigiančiais krepšininkais. Pasirengime išryškėjo būsimų žaidėjų pora – Augustas Marčiulionis ir Stenionis. Purlio manymu dvikovoje su Turkija daug lems gynėjai ir aukštaūgių gynyba. Su Bosniais svarbu sustabdyti NBA rungtyniaujantį vidurio puolėją Jusufą Nurkičių. Tiek Dominikas Stenionis, tiek Augustas Marčiulionis, tiek perimetrai pakankamai neblogai spaudžia kamuolį ir tu gali su jais gintis aktyviai, galbūt yra Marekas Blaževičius ir Ąžuolas Tubelis, tie žaidėjai, kurie tikrai, matėm, kad priekinėje linijoje turbūt yra nepakeičiami, nes tiek Donatas Motiejūnas, tiek Ačinas tose pozicijose nežaidė daug. Rugpjūčio 28 dieną lietuviai išvykoje susitiks su turkais, rugpjūčio 31 namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Rungtynes transliuos LRT.